Labai norisi iš karto pasakyti, kad moterim ne mažiau 1600–1700 kilokalorijų, nes kitu atveju, mano didžiausia darbo auditorija ir yra tie žmonės, kur sako, aš nieko nevalgau, man nekrenta svoris. Bet tai ir yra pasiekmes būtent to, kad kaip tu ir daliniesi, yra tas bazinis medžiagų apykaitos poreikis. Ir mano atveju jis yra ten gal apie 1200, nes aš esu mažytė, iš tikrųjų aš esu mažytė, tai mano poreikis yra toks ir viskas, kas yra žemiau to bazinio medžiagų apykaitos poreikio, jisai lėtina medžiagų apykaitą. Ir kas yra blogiausia, kad valgo mūsų raumeninę masę, jeigu taip labai paprastai pasakius. Ir kuo mes turėsim mažesnę raumeninę masę, tuo mūsų medžiagų apykaita bus lėtesnė, tuo mažiau maisto mes galėsim suvalgyti. Kodėl sako, vyrai suvalgė pizzą, nieko neatsitiko, šalia mažutė smulkutė mergaitė suvalgė tą pačią pizzą ir jai svoris pakilo porą kilogramų. Nes pas jūs viskas į raumenis, nuėjo visi angliavandenį, užpildė glikogeną, jūs kitą dieną darysit treniruoti ir bus, o wow, kaip faina. O tai mažai mergaitai nėra tos raumeninės masės tiek, į ką būtų galima prikimšti visus tos angliavandenius ir ką išpūsti.